Tai, kas darosi teismų sistemoje. Jūs sakote, galima valdininkam daugiau skirti, galima, bet kada tu perskaitai nesakau, savo... Negalima, gal reikia net, bet kada tu savo akimis perskaitai išklotinės pokalbių, aferisto, kontrabandininko, Viliaus Karaliaus, su jo uošviu teisėju, kur raginama jo nenuteisti ir po to jis nenuteisiamas. Tai kaip galima žmonėm aiškinti, kad jie turi kažką gero norėti valstybei, kada tas valstybės aparatas veikia prieš juos, kada tendencingi žurnalistai, tarkim, va ta pati Lavastė, kuri aiškino, kaip reikia vykdyti net neteisingą teismo sprendimą Kedžio dukters atžvilgių. Šiandieną iš ryto man prieš ateinant į šią laidą per visą Lietuvą rėkia per radiją, kad jinai savo pačios atžvilgių teismo sprendimo nevykdys. Man irgi atrodo absurdiškas tas teismo sprendimas, kuris jai pritaikytas. Bet ką paprastas žmogus turi galvoti, jam plyšta smegenis. Jis supranta tik vieną. Visi aferistai, bet skaudžiau, kad savi. Nes nekęsti svetimo ruso buvo žymiai paprasčiau. O kur dabar saviškių susidėti, neaišku. Jeigu, pavyzdžiui, jaunas teisininkas, juk ne paslaptis, kad tam pačiam Vilniaus universitete dirba atitinkami, labai tendencingi du žmonės, tarkime, Kuris ir Nekrošius. Ir visokio aš tenai girdėjau iš tų jaunų teisininkų pasikalbėjimų apie tai, kur tu gausi vietą dirbti, jeigu tu būsi lojalus, jeigu tu priklausysi grupė, jeigu tu suvoksi tikrai valstybinės reikšmės reikalus ir teisininkų tikrąją vietą valstybėje. Taip, kad tai, ką motivacija seno ir jauno žmogus yra skirtinga ir aš manau, kad jauno žmogaus motivacija baimiai yra žymiai baisesnė, nes tai yra pataikūniška, savanaudiška motivacija. Bet vėlgi, mes šitaip viskas blogai, bet iš tikrųjų aš noriu pasakyti kokį dalyką. Gyvenimas yra ne poilsio, taip sakant, zona, yra ne šokių salė ir ne kurortas. Gyvenimas yra treniruoklių salė. Ir visi įvykiai, kurie jame vyksta, yra treniruokliai. Vieną kartą, kada man teko teisintis, kodėl aš vis sakau kažkokią savo tą teisybę, gaunu per galvą, ir tada aš tiesiog pasakiau, bet aš gaunu per galvą, bet žinau, kad ta galva yra. Ir man gyventi su galva yra žymiai smagiau, išdidžiau prieš mano vaikus. Galų gale išdidžiau prieš tos klausytojus, kurie, tarkim, mane gerbė, nors aš žinau, kad didelė dalis jų taip pat ir nekenčia už tas pačias savybės. Bet jeigu tu žmogau gauni išbandymus, va tokius, kaip mes turime dabar, tai tu ir pasižiūri pats savo į veidą. O žmogus tu, ar tiesiog toksai kaulijantis niekniekis, kuris stovi visgina uodegą keturpėsčias ir dar aploja prastą gyvenimą. Tai prastas tu. Numirk didvyrių, galų gale tokį pasirinkimą visada turi, sakydamas tiesą. Draugų grupelės. Draugų grupelės, jų būna visur ir visada, bet kada jų įtaka jau tampa valstybinė, pavyzdžiui, kaip teisėsaugoje aš dabar matau, galbūt tai mano įsivaizdavimas, bet aš tiesiog matau didžiulį klaną, kuris iš tikrųjų turi savo rankose viską ir neteisingumą verčia teisėtumu. Ir jeigu ir tave išvadina teisiniu nihilistu, jeigu tu garsiai pasakai, kad šitas teismo sprendimas, kaip tarkime ir to paties kontrabandininko paleidimo atveju, kaip daugelį atvejų, tos pačios Prunskienės atveju, ir tu negali net pasipriešinti, nes tave išbraukia į paraštės bet kokio viešo kalbėjimo. Tu tampi tiesiog banditas, kuris kalba taip negražiai apie teisinę valstybę. O tai, kad neteisingumas verčiamas teisėtumu, tai yra baisu. Su laiku viskas vis dėlto susistiguos, tikrai ateina nauja karta ir tai jaučiasi. Jinai jau atėjo. Ir tai jaučiasi, iš tikrųjų jaučiasi. Studentam neįmanoma suvokti mūsų problemų. Aš važinėju susitikimus, kalbu po 2-3 valandas su jais, jie klauso manęs kaip senovinės močiutės, kokios revoliucionieriai. Ir jiem tai yra tikrai įdomu. Sakau, vaikai, kodėl jums įdomu? Mums tai negirdėta. Jie gyvena pakantumo atmosferoje. Tie, kurie labai čia verkia, kad daug kas išvažiuoja mokytis, tai aš stabdyčiau juos, kad jūs neverktumėt. Tie, kurie labai verkia, kad jaunimas išvažiuoja padirbėti, stabdyčiau, kad neverktumėt, nes tam, kad mes čia sugeneruotume tokią mintį, kad gyventi dorai ir padoriai ir apsimoka, tai turi išmirti visa mūsų karta, kuri gyveno negerai ir nepadoriai kažkada sovietmečiu. O jie tenai per porą trejetą darbo metų arba mokslo metų jie suvokia, kad kitoks būvis yra nekomfortiškas ir neapsimokantis. Ir čia grįžtantis žmonės, o jau jie pradeda grįžti, mes turime kokybiškus žmonės, kurie neleis nei klaneliams, nei valdžiai elgtis su savimi taip, kaip leidžiame mes. O mes taip leidžiame, kadangi mes bijome ir mes jaučiamės beteisiai šitai valstybei. Daugelis, bent jau paprastų save vadinančių žmonių. Jaunimas taip neleis su savimi elgtis ir taip nebus.